Labą dieną, aš esu Ieva ir papasakosiu jums, kaip garsas nukeliauja į smegenų. Pirmiausia, garsą sukuria garso bangas, kurios sklinda ore arba kitose medžiagose. Garso bangos yra kaip vibracijos, kurias gali priimti mūsų ausys. Garso bangos pirmiausia pasiekia išorinę ausį, kur ją sugauna ausies kaušelio formą ir nukreipia į ausies landą. Ausies viduje yra 3 maži kauliukai, kurie perduoda vibracijas nuo ausies būgnelio iki vidinės ausies. Šie kauliukai sustiprina garsą ir jį perduoda į spiralinį organą. Vidinėje ausyje yra spiralinis organas vadinamas kochlė, kuris yra užpildytas skysčiu. Kai kauliukai sukelia vibracijas, jos sukelia skysčio judėjimą kochlėjoje, tai sukelia specialių ląstelių vadinamus garso receptoriais ar plaukeliais judėjimą. Plaukeliai atlieka mechaninį judesį, kuris virsta elektriniu signalu. Elektrinis signalas iš plaukelių keliauja į klausos nervą, kochlearinį nervą, kuris perduoda šiuos signalus į smegenis. Signalas pereina į smegenų klausos centrą, esantį laikinojoje smegenų dalyje. Čia smegenys apdoroja informaciją ir atpažįsta garsus, leidžiančius mums suvokti kalbą. Smagaus mokymosi!